Sekantis etapas – akių modeliavimas, akių šešėliavimas. Pirmiausia, ką siūlau, tai kadangi tai yra pradžia mokslo, jums siūlau pasibirenti po paakiais birios pudros, tam, kad jeigu dažysime akis tamsia spalva, šešėlis vis dėlto byra, jį netinkamai naudojant ir netinkamai paspaudimo principų dedant, todėl bet kokiu atveju jūsų paakiai atrodytų nešvariai, pribirtų šešėlių priemonės, kurie būtų sunku nuvalyti. Todėl siūlau prisibirenti birios pudrytės. Galim naudoti ir kūdikiams skirtą talką. Kada pribir šešėlių, mes juos lengvai nubrauksime ir taip nuimsime tų šešėlių perteklių ir sluoksnį. Ir paakiai atrodys švarūs. Pirmiausia, siūlau judantį voką, pasižiūrėti, ar jis yra riebus ir visą laiką įtapšnoti raukšleles, kad neliktų jokių nelygumų, jokių raukšlelių tam, kad nesubėgtų šešėlis į raukšleles. Nuo to labai daug kas priklauso. Kada raukšlelių nebeliko, mes pasiimame bet kokį birų produktą, bet kokį perlamutrinį, sakykime, produktą, ar tai būtų šešėlis, ar tai būtų kažkoks tai šainas, ar panašiai. Mes pasiimame jo labai nedaug ant šepetėlio ir mes visą voką paskirstame tam perlamutriniu pagrindu, kad mūsų pieštukas lįstų geriau ir retušuotųsi geriau. Šiuo atveju aš naudoju iš Make Up Forever Star pudrytę. Pasidengiu visą judantį voką iki pat antakių. Šiandien atliksiu vieną mėgstamiausių savo makiažų, tai yra dūminės akys. Ir naudosiu pieštuką, kuris yra vandeniu atsparus. Jo netepsiu labai daug, tiesiog parodysiu principą tam, kad jūs išmoktumėte ir jums būtų lengviau juo naudotis. Kadangi jis yra vandeniui yra atsparus, juo reikia žaisti labai greitai, todėl formuosiu pirmiausia vieną akį, po to formuosiu kitą akį. Kaip pradėti ir nuo ko pradėti, siūlau nuo apačios nusivesti liniją link judančio voko su pieštuku ir užmerktą akytę pieštuko pagalba nusispalvinti. Ir iškart retušuoti. Ir kuo greičiau retušuoti tam, kad pieštukas neįsigertų į patį voką ir kol dar jisai yra minkštas ir nesustingo, mes jį galime ištampyti, tai yra išretušuoti. Su retušavimu skirtu šepetėje. Kur trūksta intensyvumo, mes dar ten patepame pieštuku. Naudoju rudo atspalvio pieštuką, ne juodą. Formuoju akies linkį, tai yra visą voką dengiu iki akies kaulo, iki akies linkio. Tikrai nedarau dūminės akies iki pat antakių. Tai yra greita technika, tai yra ryškios akys ir tai nėra ganėtinai sudėtinga. Jeigu jūs nemokėsite elgtis su vandeniu atspariu pieštuku, atsparia vandeniu priemonė, jūs naudokite paprastą pieštuką, sakykime pieštuką iš Viperos, tam, kad jį būtų lengviau retušuoti ir kad jūs galėtumėte šiek tiek palaukti. Nes vandeniu atspari priemonė jį retušuosis bet kokiu atveju sunkiau. Kada pieštukas išretušuotas, imame ryškiausią spalvą, akių šešėlių spalvą. Visus šešėlius naudoju iš Make Up Atelier kosmetikos. Imu ryškiausią spalvą ir dengiu ją su retušavimo skirtu teptuku
ant išorinės akies dalies. Keičiu teptuką, pasiimu plokščią teptuką ir pasiimu šiek tiek šviesesnę, sakykime, rudo atspalvio šešėlį, tekančią priemonę ir dengiu ją ties viduriu, į tapšnojimo principą. Su retušavimui skirtu teptuku sujungiu šias dvi priemonės, šituos dviejus šešėlius, tam, kad būtų perėjimas iš vienos spalvos į kitą. Šiek tiek pasiimu dar šviesesnės rudo atspalvio šešėlio, tam, kad išviesinčiau vietą ir ją geriau išretušuočiau ten, kur ėjo tamsus linkis, tam, kad nesimatytų jokios linijos. Pereinu iš tamsiausios spalvos į šviesiausią. Tada pasiimu visiškai šviesią priemonę, galbūt netgi baltą akių šešėlių spalvytę ir dedu ją po antakiu. Įsišviesinu po antakiu ir sulieju visą tai su tamsesniu šešėliu. Ties akies vidiniu kampučiu dedu dar šviesesnę priemonę, tam, kad išdidinčiau šiek tiek akies ovalį. Norint, kad makiažas greičiau atsiliktų šešėlių pagalba, mes naudojam visą laiką retušavimui skirtą teptuką. Su juo labai greitai ir tolygiai pasidengia šešėlis. Dabar formuosiu kitą akytę, po to prieisiu prie šitos akytės apačios.
Akies apačią dengsiu taip pat pieštuku iš Mika Forever vandeniu atspariu, bet nevesiu jo į gleivinę. Taigi brėžiu liniją, gan storą liniją, o į gleivinę eisiu su kitu pieštuku iš Viperas, kurį jau minėjau. Naudoju tamsiai rudą spalvą. Visą gleivinę nuo pat išorinio kampučio iki vidinio kampučio dengiu pieštuku. Sulieju su tamsiai rudu pieštuku, kurį prieš tai dengiau iš Mika Forever, su šituo pieštuku. Pasiimu mažai teptuką, su juo šiek tiek išblenderiuoju ir išretušuoju užteptą pieštuką, šiek tiek į šonus ir šiek tiek į apačią. Pasiimu tamsiausią spalvą iš šešėlių ir dengiu ją pirmiausia į gleivinę ir šiek tiek tempiu į apačią. Pasiimu retušavimui skirtą teptuką, imu šiek tiek šviesesnę spalvą rudą atspalvį ir išretušuoju apačią. Pasiimu dar šiek tiek šviesesnės rudo atspalvio šešėlio ir dedu į vidinį kamputį. Ir sulieju su kitu tamsesniu atspalviu, tam, kad iš tamsesnio būtų perėjimas į šviesesnį atspalvį. Akies linkį turime ištamsinti, todėl naudojame juodą akių pravedimą. Naudoju iš Essence priemonių kosmetikos pravedimą, kuris išlaiko net iki 2 dienų ir tikrai kainuoja labai mažą kainą. Dengiu visą akį nuo vidinio kampučio link išorinio kampučio. Na, liko padažyti ir priklijuoti blakstienas. Taigi pirmiausia, blakstienas yra padažomas, o po to klijuojami kuokšteliai. Pirmiausia, pradėkite dažyti nuo apačios, tam, kad neįsimursintumėte viršaus. Pirmą jį padažį ir paskui žiūrinti viršų. Naudoju Kiko tušą siųstą iš Milano. Man jis labai patinka, nes nesulipdo blakstienų ir jas labai gerai tankina ir ilgina. Kada pasidažėme tušu, paliekame šiek tiek išdžiūti ir klijuojame priklijuojamas kuokštines blakstienas. Kai mūsų akytės jau yra padažytos, blakstienos užklijuotos, telieka mūsų pabirenimus po paakiais nubraukti švariu šepetėliu.
ir nuo vienos, ir nuo kitos akytės. Šitoje vietoje visą laiką pradedu formuoti ir pabaigti modeliuoti savo veiduką, būtent uždėti skaistalus ir šainą, todėl, kad jeigu birenamės po paakiais birios pudros, mes tiesiog nuimtumėm sluoksnį uždėto skaistalo ir šaino ir jo tiesiog nebeliktų. Todėl šitoje vietoje dengsiu skaistalą ir šainą. Naudoju skaistalus iš Coastal Scents. Skaistalus dengiu šiek tiek virš skruostikaulio ir lengvu judesiu uždedu nedidelį jų sluoksnį. Šiek tiek nueinu į plaukų augimo liniją, ausytę, smakriuką. Taip pat ir kitą ausytę. Dar pasiimu birios pudros ir praeinu dar kartą po akių zoną. Ją įsišviesinu. Ir tik tada naudoju šainą. Tai yra blizgus pagrindas. Priemonė iš Inglot, kuri yra stambesnių dalelių ir gražiau spindi. Dedu jį virš skruostikaulio, virš formuoto skruosto tamsia modeliavimo spalva ir virš skaistalo. Tapšnoju ir ant smilkinio ir šiek tiek virš antakio. Akių makiažo technikai naudojau Mika Forever vandeniu atsparų pieštuką, Viperos pieštuką, skirtą įvesti į gleivinę, taip pat Makeup Atelier šešėlių paletę, Essence pravedimą skirtą akims, taip pat 2 klijus skirtus blakstienų kuokštelėms priklijuoti.